Mano vardas Giedrius ir aš dalinuosi savo filmų rekomendacijomis. Filmas koncertas Ryuichi Sakamoto opusas man buvo didžiulis atradimas, kažkokia transcendentinė patirtis. Ir nors nesinori žiūrovams užkelti kažkokių nepasiekiamų lūkesčių, aš nežinau, kaip kitaip apie šitą filmą kalbėti. Ir aš jį noriu parekomenduoti absoliučiai kiekvienam žmogui, nes tai yra ne tik meistriškos muzikos koncertas, bet ir labai intimiai sukurtas filmas, kurį žiūrint atrodo, kad pats sėdi šalia kompozitoriaus ir tuo pačiu gauni labai daug šviesos. Kaupikai yra toks filmas, kurio, manau, neverta bandyti apibūdinti žodžiais. Jis yra toks daugiasluoksnis, intimus, ten labai dažnai persipina realybė ir veikėjų vaizduotė, o gal jų haliucinacijas, sunku iš tikrųjų pasakyti. Tai mano rekomendacija būtų tiesiog pasitikėti manim ir eiti žiūrėti, jeigu norit filmo, kuris išneštų. Filmas Labirintai man yra šių metų festivalio Call Me By Your Name. Ten yra tiek daug meilės, kad ji atrodo lipa per kraštus. Manau, kad labai lengva yra susitapatinti su vienu iš šito filmo meilės trikampio kampų, o tada jau žinot visas emocijos, ašaros, pyktis, aistra ir panašiai.